Ar tarp jūsų yra žmonių, kurie yra ateities visuomenės nariai? Manau, visi esate girdėję apie Čarlzą Clarką. Pakelkite rankas. Gerai. Jis sakė, jei jis parašytų knygą, kurią visi mėgautųsi ir suprastų, jis nebūtų pasakęs nieko naujo. Pamastykite apie tai. Tai apie ką aš kalbėsiu, pakeis kai kurių jūsų gyvenimus, požiūrį į save ir požiūrį į jūsų supantį pasaulį. Dalykai, apie kuriuos kalbėsiu, skiriasi nuo įprastinių šaltinių ar knygų. Taigi norėčiau jūsų dalyvavimą eksperimente. Kai kurie iš jūsų galbūt sugebės pasakyti, ką aš nupiešiu ant lentos, dar nebaigus viso piešinio. Jei žinosite, kas tai yra, įsiterpkit, sakykite, aš žinau, kas čia. Taigi aš pradėsiu. Ar visi gerai matote lentą? Ar girdit mane gerai? Kai tik žinosit, ką aš čia piešiu, sakykit. Titanikas. Gerai, puiku. Jei jis nebūtų to pasakęs, atminkit, čia nėra jokio laivo. Čia yra pakankamai detalių jo asociacijų sistemai, kad viskas sudėtų kartu. Kaip matote, tai, ką nupiešiau, nėra laivas. O kas yra čia? Manau, vyresni žmonės galėtų spėti. Žadintuvas. Jūs nuostabi. Kur jūs matėte žadintuvą? Kaip ten bebūtų, jei šitą pasakė, aš galiu pripiešti kojeles, skaičius, rodikles. Kai kurie iš jūsų dar ir dabar nematote laivo, taigi aš galiu pripiešti langus ir kitas laivo dalis ir kažkas sakytų, taip, tai Titanikas. Taigi tai yra būdas įrodyti, kad mes gebame daryti sprendimus ir prieiti prie išvadų be visos mums pateikiamos informacijos. Tai unikali žmogaus savybė. Mes galime sujungti dalykus kartu. Mums nebūtinas visas informacijos kiekis. Jei jūs suprantate šią sistemą gerai, kas sakytume čia yra? Lincolnas. Kas tai pasakė? Aš nematau Lincolno. Jei aš pripiešiau barzdą ir visą kitą. Taigi tai yra įrodymas, kad žmonės gali sudėti kažką kartu. Aš jums pabandysiu paaiškinti, kas kūrybinis mąstymas iš tikrųjų yra. Aš naudosiu seną kalbą, kurią naudoju su žmonėmis, kurie nėra susipažinę su šiuo mąstymo būdu. Senoje kalboje sakoma, kad žmogus gali mąstyti ar protauti. Aš netikiu, kad tai įmanoma. Aš sukūriau daug išradimų, dirbau ties įvairiais dalykais, bet aš netikiu, kad žmogus gali galvoti ar protauti. Štai ko aš tikiu. Tarp kitko, jūs neturite priimti, ką aš sakau. Kai bus laikas klausimams, nebūkite mandagus. Klauskite iš visų pusių. Tai padės man ir tai padės jums. Taigi, kai aš kalbu apie protavimą ir sudėjimą viską kartu, mes kalbame apie veiksnius, kurie formuoja žmogaus elgesį. Aš tikiu, kad kiekvieno žmogaus elgesys yra dėsningas. Kad reakcijos ir vertybės, kurias turi žmonės, yra visiškai dėsningos iš aplinkos, kurios jie ateina. Taigi kiekvienas žmogus puikiausiai atspindi tai, iš kur jie ateina. Iš aplinkos ir patirties. Jeigu tu nuo kūdikystės būtum auginamas indėnų ir nebūtum nieko daugiau matęs, tavo elgesys būtų kaip indėnų.
Ir jei būtumėt užaugintas bet kurioje kitoje grupėje ir turėtumėt plunksnas savo galvoje, kepurėje, ir šoktumėt aplink laužą, ir aš ateičiau, ir sakyčiau, tai absurdiška, ko jūs čia šokat aplink laužą su plunksnom ant galvos. Tu nenuimtum savo kepurės ir nemestum ant žemės, sakydama, žinai, aš apie tai niekada nepagalvojau, mes negalime to padaryti, mes esame kultūros aukos. Mes žiūrime į pasaulį per savo aplinką, mums neįmanoma daryti kitaip. Psichologija yra tik pradinė forma šiandien bandyti suprasti faktorius, kurie formuoja žmogaus elgesį. Faktorius, kurie yra atsakingi už tai, kaip mes žiūrime save, kitus žmonės ir kaip mes elgiamės, arba kaip jūs sakytumėt, elgiamės netinkamai. Aš netikiu, kad nors vienas žmogus elgiasi netinkamai. Jis naudoja visus įmanomus įrankius, kuriuos žino, įrankius, su kuriais yra susipažinęs. Kalba yra įrankis. Jei kažkas jums parodo paveikslėlį, kuriame pavaizduotas lėktuvas be sparnų, žmonės pažiūri, jie atsitraukia ir sako, jis niekada neskris. Bet jie niekada nesako, kaip tu siūlai pakilti nuo žemės su lėktuvu be sparnų. Tai yra raktas į komunikaciją. Vienas garsus mokslininkas, dabar jau miręs, bandė gauti lėšų iš vyriausybės ir žmonių, kad galėtų sukontaktuoti su nežemiška gyvybe. Aš noriu pabandyti pasakyti tai jums ir jūs pamastykite apie tai, ką aš kalbu. Iš visų pusių aš naudoju seną kalbą, nes jūs nesate susipažinę su šitomis vertybėmis. Jei žmonės, gyvos būtybės ar dalykai gali keliauti milijonai šviesmečių per erdvę ir laiką, jie nėra humanoidai. Vandens atsargų sistemos užimtų mylias ir visi dalykai, kurių reikalauja žmogus, užimtų milžiniškus kiekius erdvės ir energijos. Yra žmonių, kurie kalba apie skraidančias lėkštes, kurios nusileido čia žemėje pas kažkokį fermerį laukose. Jie pasiėmė jį į savo lėkštę ir darė visokius eksperimentus su juo. Visų pirma, žmonės nekeliauja šimtus milijonų šviesmečių, kad surastų kokį fermerį ir klaustų, kokias petnešas jis nešioja. Karlas Saganas norėjo susisiekti su nežemiškom būtybėm. Jis tikėjosi, kad jie norėtų su mumis kontaktuoti irgi. Bet jūs žinot, kad respublikonai niekaip nesusikomunikuoja su demokratais. Jūs žinote, kad sutuoktiniai turi problemų komunikacijai. Vaikai ir tėvai turi problemų, nes kalba, kurią naudojame, buvo sukurta labai seniai. Todėl yra labai sunku perteikti idėjas, kalba, kurią naudojame šiandien. Kaip bebūtų, kai inžinieriai susitinka ir kalbasi, jie kalba kitokią kalbą. Vienas inžinierius galbūt pristatytų labai ploną kabelį ir sakytų, jis gali išlaikyti 5000 tonų. Kitas inžinierius klausų, koks jo tempiamasis stipris, ir jis jam duotų tą informaciją. Tada jie padėtų jį į aparatą ir jį nutrauktų, kad įsitikintų, kad jis tiek išlaiko. Kai inžinierius projektuoja lėktuvą, tikriausiai turėsiu jį nešiotis. Jie padaro visus skaičiavimus. Tai vaizdas iš priekio, greitas piešinys, lėktuvo vaizdo iš priekio. Jie padaro visus skaičiavimus ir išsiaiškina, kiek šis sparnas bus pajėgus išlaikyti. Jie padaro visus skaičiavimus ir po viso to jie krauna smėlio maišus. Ar žinojo tai? Iki kol jie nulūžta, tam, kad įsitikintų, kad jie bus pajėgus atlikti savo darbą. Tačiau tai neegzistuoja mūsų kasdienėje kalboje. Kasdienėje kalboje jūs to nedarote. Jei inžinierius sutinka kitą inžinierių, jis sako, aš galiu apšviesti šį plotą, kuris turi 50 000 kvadratinių pėdų. Kitas sakytų, bet juk tai neįmanoma, jis nekalbėtų šitaip. Jis sakytų, kaip tu aprūpinsi energiją šį dalyką, kokios įtampos jam reikėtų. Kaip tu apšviesi šį plotą? Jie klausia klausimų. Paprastas žmogus sako taip, ne, to nebus dar 1000 metų. Visa tai aplink mus buvo labai ilgą laiką. Tokia kalba yra karo, neapykantos, fanatizmo, prietarų, nesugebėjimas klausti klausimų. Ir mes turime būti labai atsargus su šituo.
Pamenu vieną lekciją Princetone. Aš bandžiau įrodyti, kad žmogus negali mąstyti ar protauti. Tai buvo psichologijos ir sociologijos departamente. Vienas žmogus iš to personalo atsistojo ir pasakė, gerai, tada iš kur atsirado fotoaparatas? Buvo laikas, kai aplink nebuvo fotoaparato. Kažkas turėjo sugalvoti jį, jis negalėjo atsirasti iš oro. Prieš daug metų senovės Egipte ir kitose šalise sienose būdavo išmušamos skylės. Ir karvės lauke ant kitos sienos atrodydavo vaikštinėjančios aukštyn kojom. O Egipte atėję į kupolą žmonės matydavo pasaulį atvirkščiai. Štai čia buvo maža skylutė ir dienos šviesa įeidavo į namelį ir jie matydavo žmonės vaikščiančius aukštyn kojom. Kiek iš jūsų esat patyrę šį fenomeną? Tai iš esmės yra box-hole fotoaparatas. Paprastas fotoaparatas be lęšių yra tik maža skylutė dėžutėje. Ir kažkas pasakė, na, kaip aš galėčiau matyti atvaizdą. Ir tada jie panaudoja permatomą plėvelę štai čia ir galėjo matyti aukštyn kojom galvą, žmogų ar karvę. Ir užminė klausimą, kaip aš galėčiau išsaugoti šitą atvaizdą. Na tai nebuvo atsakymas, tai tik klausimas. Kažin kaip aš galėčiau išsaugoti šį atvaizdą. Taigi, daug metų prieš tai Amerikos indėnai ir kiti pirmykščiai žmonės paimdavo audinį ir su uogų sultimis išdažydavo jį įvairiomis spalvomis. Kartais pasitaikydavo, kad nuo medžio ant audinio užkrisdavo lapas ir po to, kai saulė išdžiovindavo audinį, ant jo likdavo lapo atvaizdas. Taigi jie pastebėjo tai šito dalyko. Kad suprastumėte mane geriau, pirmas žmogus, kuris nušoko nuo skardžio su sparnais, jis žuvo. Ir jos vainis užsirašė, kitą kartą reikės pasidaryti sparnus didesnius. Niekas vos pradėjęs neišsprendžia problemos, nebent tu turi didžiulę patirtį daugybėje skirtingų sričių. Kitas vaikinas, kuris nušoko nuo skardžio, nušoko su didesniais sparnais. Jis truputėlį paskrido ir tada jam nutiko tai. Ir senas žvejys pasakė, tu turi suramstyti sparnus, kaip valtį. Kitaip jie jums nesilaikys. Taigi jie suramstė juos ir tada žmogus nušoko nuo skardžio ir paskrido truputį ir atsimušė į medį ir stipriai koją susižeidė. Jo žmona pasakė, žinai, Džonai, žuvies uodega jai tarnauja kaip vairas. Geras pastebėjimas. Taigi tokį jie prijungė prie lėktuvo. Niekas niekada neatsisėdo ir neišrado televizijos įrangos, lėktuvo, elektros šviesos, radijo. Ne vienas iš jų neatsirado žmogui vaikščiant, giliai susikoncentravus ir tada per kažkokias eterinės substancijas bingo, idėjos suformuluotos. Taip nėra. Tai sunkus darbas. Ir aš padariau daugiau klaidų savo gyvenime, ne bet kuris, kurį pažįstu, nes aš bandžiau daugiau dalykų. Nieko blogo, jei darai kažką ir tai neveikia, nes iš čia tu gauni patirtį. Kritika nėra blogai. Aš pamenu pirmus savo lėktuvų modelius, kuriuos padariau, kurie krisdavo nosimi į žemę ir aš buvau susigėdęs dėl šito. Ir vienas jaunas inžinierius man pasakė, kad mano lėktuvo gravitacijos centras turi būti pakoreguotas, kitaip sakant, pasunk sparnus į priekį. Taigi visi mes stovime petys petin vienas su kitu ir kuriame ateitį. Kitas klausimas buvo, na kažkas turėjo išrasti lanką ir strėlę, kažkas turėjo sugalvoti tai, juk tai negalėjo atsirasti iš niekur. Aš kalbėjau su daugybė indėnų ir štai ką sužinojau. Indėnai nudirdavo kailį nuo gyvūnų ir ją palikdavo ant saulės. Kai indėnai grįžo, kailis buvo dvigubai mažesnis, jis susitraukė ir tapo storesnis. Ir jiems tai labai nepatiko. Taigi jie supjaustė odą į juosteles, plonas juosteles. Ir paėmė tokio pačio dydžio rėmą ir pririšo kailį prie tokio paties dydžio rėmo, kad apsaugotų kailį nuo susitraukimo. Bet kai jie supjaustė odos juosteles ir padėjo jas prieš saulę, jos irgi susitraukė ir tapo storos ir trumpos. Ir jie buvo nepatenkinti tuo.
Po daugybės metų vienas indėnas pririšo tokią juostelę prie medinės lazdelės. Perskelė viršų, pririšo mazgą ir pritvirtino odą prie lazdelės. Kai jis grįžo, tikėdamasis, kad jis džiuvo ir nesusitraukė, lazda įgavo šitokią formą. Ji tapo išlenkta. Jis patempė ją. Bam! Ir po daugybės metų kažkas paėmė kitą gabalėlį medžio, patempė juostelį ir jis nuskrido. Na, jei žmogus negali galvoti ar protauti, iš kur tada filmavimo kamera atsirado? Kažkas turėjo sugalvoti ją, juk ji neegzistavo kažkada. Ir štai iš kur jie atsirado. Prieš daug metų Kinijoje jie paimdavo žvakę ir bambuko popieriaus tuo metu ir padėdavo jį prie žvakę. Ir tada jie iškirpo mažą žmogaus figūrėlį ir padėdavo ją už žvakės. Kai žvakės liepsna judėdavo, žmogeliuko šokdavo ir jie grodavo muziką. Tai buvo pati pradžia. Kaip tai įvyko? Kažkoks vaikinas turėjo žvakę ir popieriaus gabalėlį ir tiesiog užkišęs pirštą pastebėjo, kad jis juda ant ekrano. Taigi jis pastebėjo šį fenomeną. Vėliau nutiko kai kas įdomaus. Kiniečiai turėdavo vartyti didžiulius lapus, tačiau vėliau juos suklijuodavo arba sujungdavo su viela. Tai buvo kažkas panašaus į bloknotą. Bet norint atsiversti tinkamą puslapį, azijiečiai pasižymėdavo lapo kampe. Taigi jie galėdavo surasti reikiamą puslapį su atitinkamu simboliu. Ir jeigu jūs brauktumėt per puslapius greitai, tas mažas taškelis kampe šokinėtų į visas puses. Dar po daugybės metų kitas žmogus nupiešė nuoseklius skrendančio paukščio paveikslėlius. Ir padėjo juos į puslapio kampą ir braukė per lapus. Paukštelio sparnai pradėjo judėti aukštyn ir žemyn. Vienas prancūzas pamatė tai ir paėmė mažus gabalėlius kartonų ir padėjo juos į apskritą modelį. Pabandysiu jį nupiešti, kiek galima greičiau ir aiškiau. Ir įtaisė rankenėlę štai čia, kurią pasukus paveikslėlį juda aplinkui. Ir kiniečiai turėjo kažką panašaus, tai jie turėjo bambukinį terpėją, kuris tiesiog išlaikydavo paveikslėlį kažkur sekundai. Kai jie pasukdavo ją, atrodydavo, kad žmogeliukas vaikščioja. Prancūzas pagamino tokį žalvario. Jis padarė nuostabų darbą ir kai pasukdavo į rankenėlę, žmogeliukas vaikščiojo sklandesniais judesiais, vietoj tų laužytų judesių. Edisonas pamatė šį dalyką, kurį suprojektavo prancūzas, ir jis pakeitė jį štai tokią. Manau, kad negalėsiu dirbti su šituo mikrofonu. Ar gale mane gerai girdit? Jis padarė ją vertikalioje padėtyje ir visi paveikslėliai buvo nustatyti vertikalioje pozicijoje. Kai pasukdavo į rankenėlę čia, atsiprašau, Žakai, jie neturės garso įrašo. Atsiprašau. Kodėl tau jo neįsidėjus į kišenę ar kažką panašaus? Pabandysiu. Roxana yra mano partnerė. Ji dirbo ties pastatais ir visais kitais dalykais, kuriuos išvystėme Vynus projekte, apie kuriuos aš jums papasakosiu truputėlį vėliau. Edisonas priekyje jo pridėjo padidinamąjį stiklą ir įdėjęs pinigą sukdavo į rankenėlį ir matydavo įvaikščiojantį žmogų iš krūvelės pastovių paveikslėlių. Tai buvo labai ilgas ir lėtas procesas. Joks asmuo neišrado kameros, truputėlis ten, truputėlis čia ir ilgainiui tai juda tolyn. Broliai Raitai skaitė apie eksperimentinius lėktuvus, kur žuvo tūkstančiai žmonių bandydami išvystyti skraidančią mašiną. Po truputėlį pririnkę tokios informacijos, įskaitant žmogų leidžiantį aitvarus Kinijoje prieš 1000 metų, jie pastatė pirmąją skraidančią mašiną. Jie vadinami skrydžio tėvais. Ir vėl, niekur nėra jokio tėvo. Tu gal pasėmė idėją, jis pridėjo prie jos ir palaipsniui tai pastatoma. Genijus. Genijus yra asmuo, kuris buvo susipažinęs su daugybė skirtingų sistemų. Todėl jie gali prieiti prie plataus spektro sprendimų.
Toks žmogus kaip Leonardas da Vinčis, manot, kad iš šitoks tapo iš niekur? Jis kalbėdavosi su žmonėmis, kurie domėjosi mechaniką tuo metu. Jie susirinkdavo, dalindavosi idėjomis, tačiau jūs girdite tik apie da Vinčį. Deja, vaikinai tokie kaip Nikola Tesla, Edisonas, visi didūs praeities išradėjai buvo paveikti kitų žmonių. Ir mitai, kuriuos mes sukūrėme apie išradėjus, kad jie turi kažkokius įgimtus sugebėjimus, arba kad jie kontaktuoja su kosminiais protais ir idėjos prasiskverbia kažkokiu tai būdu. Tai yra tikra nesąmonė. Tai ta pati istorija su, ar yra protinga gyvybė ten aukštai? Tikrasis klausimas, ar yra protinga gyvybė čia? Mes taip nemanom, dar ne. Aš rimtai, aš nejuokauju. Kas yra protingumas? Na, gebėjimas išmąstyti dalykus. Tu negali turėti tokio sugebėjimo, jei neturi patirties atitinkamose vietose. Eskimas niekada nesvajoja. Kartoju tai, kad vaikštinėja palmių apsuptame paplūdimyje. Ir jūs suprantate, tai neįmanoma. Nebent jis matė vaizdo medžiagą ar dar kažką, kas susijęs su paplūdimiu. Ne vienam žmogui neįmanoma turėti informacijos be patyrimo. Aš žinau, iš kur kiekvienas išradimas, kurį padariau, atėjo. Žinau įtakas, knygas, kurias skaičiau, žinau žmonės, kuriuos pažinojau. Visą tai suformavo šias vertybės. Kartais žmonės sako, kada tu sugalvojai šią nuostabią idėją? Tai buvo vasario 1? Ne, tai augantis gabalėliai informacijos, kurios mes sujungėme kartu su patirtimi. Visos dirbtinės santvarkos ir visų visuomenių dirbtinumas, jos visos primityvios šiandien. Jos visos atsilikusios. Pats faktas, kad mes naudojame politinės sistemas ir faktas, kad ten yra demokratai, respublikonai ir nuomonės, kaip pasaulis turėtų būti valdomas. Mokslininkai nieko negali su tuo padaryti. Jeigu jūs norite nusiųsti žmogų į mėnulį, turite tiksliai žinoti, koks atstumas iki jo. Turite žinoti, kokių reikmenų reikės skrendant į mėnulį. Turite žinoti, kiek žmogaus kūnas gali ištverti. Pradžioje jie to nežino. Taigi jie pastato specialius įrenginius, didžiules centrifugas, padeda žmogui jas ir suka jį ratu. Jie sako, kaip laikaisi, kartais vaikinas praranda sąmonį ir jie sako, štai kokiu greičiu tu gali suktis. Jie kaupia informaciją ir iš tos turimos informacijos jie planuoja kelionę į mėnulį. Taigi klausimas yra, kokio pasaulio mes norime? Kaip mes norime, kad mūsų socialinė sistema veiktų? Kas kuria nusikalstamą elgesį? Kokie veiksniai padarė Jeffrey Dahmerį? Manau, visi žinot, kas jis buvo. Prieš Jeffrey buvo žmogus vardu Albertas Fišas. Nežinau, ar jūs prisimenate jį. Albertas Fišas buvo gerai atrodantis ponas. Jis suvalgė 45 vaikus. Paklausumėt, kaip kas nors gali daryti šitokius dalykus. Aš pabandysiu truputėlį papasakoti apie Alberto Fišo aplinką, kurioje jis gyvena. Kai jis dar buvo jaunas, kažkur 10 metų, jis čiupinėjo savo privačias kūno vietas. Jo mama nuo senų laikų buvo baptistė ir jam pasakė, tu eisi tiesiai į pragarą, degsi amžinai. Ir tas vaikas, Albertas Fišas, su adatomis susibadė savo genitalijas, nes jis nenorėjo degti pragare, ir jis savo kiemo draugams nupjovė privačias kūno dalis, nes jis norėjo juos apsaugoti. Jeigu jūs augate iškreiptoje aplinkoje, kokioje mes gyvename ir šiandien, kiekvienas teisėjas, kuris trenkia plaktuku ir sako 30 metų kalėjimo, yra ignorantas, nes jis neturi nemenkiausio supratimo apie veiksnius, kurie formuoja žmogaus elgesį. Jei paimtumėt sveiką berniuką ir augintumėt jį tarp 6 moterų, ir viena iš jų sakytų, matau žavę skrybelaitę. Tas berniukas priimtų tos pačius manerizmus, veido išraiškas ir sakytų, o, aš tiesiog myliu šią skrybelaitę. Kodėl nes tokia aplinka? Jei užaugtumėt Italijoje, sakytumėt, hey, what's the matter? You like or no like? Kitaip sakant, tai priklauso nuo to, kur mes užaugame. Ar žinojai, kad Lincolnas buvo airis? Tai priklauso nuo tavo bendruomenės ir vertybių, kuriomis keičiatės.
Ir jeigu tu nori pasaulio be karo, neapykantos, nusikaltimų, kvailumo, jis gali būti padarytas tokiu. Jeigu sutelksime dėmesį į tai. Jeigu mes nuspręsime kažkada, kokia visuomenė bus ateityje, aš viliuosi, kad tai įvyktų kuo greičiau, kad visa žemė taptų visų tautų bendru paveldu. Jeigu jūs tikite Dievu, jeigu suprantate visų religijų mokymus, nėra privačios nuosavybės rojuje, nėra bankų, nėra asmens pozicijų, kad vienas žmogus yra aukščiau už kitą. Jeigu žemė taptų bendrų tautų paveldų ir visos dirbtinės ribos tarp žmonių būtų pašalintos, nebebūtų pagrindo karui, nebebūtų prasmės ginkluotis, pasaulis, kuriame gyvenate, yra pasenęs pasaulis, jo kalba yra sena, jo vertybės yra senos ir mokymo institucijos nesiteikia paliesti socialinės sistemos. Būk atsargus, nesigilinkite, tai nėra sritis, į kurią tu norėtum būti trauktas. Tam, kad tu augtum ir padarytum pasaulį geresnę vietą, tu turi žvelgti problemą į akis. Aš nesakau, kad žmonės ims ir darys tai. Pagal visus istorinius įrašus, ne viena civilizacija, kaip bebūtų mano žiniomis, niekada neplanavo ateities. Tiksliai ką darys, kur tai nuves, kaip suplanuos transporto sistemą. Ne, mes tiesiog tiesime greitkelius visur. Nors ir einate į mokyklą ir išmokstate, kad tiesi linija yra trumpiausia distancija tarp dviejų duotų taškų. Bet pažiūrėkite į Amerikos kelių žemėlapį ir, manau, pamatysite spagečius visur. And I think you'll find spaghetti all over the place. Rarely do you see that. Pažiūrėkite į savo miestus, visi pastatai skirtingų dydžių ir formų. Tai neišreiškia individualumo. Tai chaosas. 4 valandą visos mašinos išvažiuoja iš šito pastato ir jie nebegali nusigauti per tiltą, taigi jūs turite pastatyti kitą tiltą. Jūs išsirenkate žmonės į politinės pozicijas, kurie yra visiškai nekompetentingi. Jie protiškai bankrutavę. Man nesvarbu, kas jūs demokratas ar respublikonas, jie neturi vertybių sistemos išspręsti šias problemas, kurios egzistuoja. Jie nėra išmokyti šito. Jie yra užauginti su uniformuota vertybių sistema ir jie išeina į pasaulį. Ir tai liūdna ateinančių įvykių istorija. Šiandien yra kompiuteriai, yra mašinos, kurie jau šiandien egzistuoja, kurie gali tvarkyti 500 trilijonų bitų informacijos per sekundę. Joks žmogus net nėra priartėjęs prie to. Ir jūs manote, kad per ateinančius 15 ar 20 metų bus žmonės valdžioje? Jokiais būdais. Pavyzdžiui, jeigu jūs paimtumėt keletą kompiuterių ir sureguliuotumėte specialiai paskirčiai ir prijungtumėte elektrinius siutimo laidus agrikultūros zonoje į dirvožemį. Jei nukristų vandens lygis, tai jungtų pompas ir jos pristatytų vandenį į tą zoną. Jei pritrūktų maistingųjų medžiagų, tai pumpuotų maistingasias medžiagas į tą zoną. Kokio pasaulio tu nori? Nemanau, kad iš čia esančių, galbūt keli prisimenate, kai žmogus turėdavo valdyti liftą. Jie sukdavo rankeną, jie ne visada nusigaudavo iki reikiamo aukšto. Galiausiai jie tapo automatizuoti. Ženkite truputėlį atgal, kokia nuostabi diena šiandien, kaip laikotės, ponia Džonsai. Jeigu jie tave prisimindavo, užkeldavo tiesiai į reikiamą aukštą. Po to atsirado transvėjeris, liftas, kuris jų aukštyn žemyn į šonus visomis kryptimis. Jūs galite juos verbalizuoti. Aš noriu į dailės ar muzikos centrą ir jūs ten nugabensius. Pasaulis, kokiame jūs gyvenate, ir automobiliai, kurie egzistuoja kaip dalykai transportavimui, yra pavojingi, nes jie turi bamperį priekyje ir vieną gale. Esu tikras, jei atvyktų nežemiškos būtybės, jie sakytų, kas šitie švituojantis dalykėliai transporto priemonių priekyje ir gale. Tai bamperis, jie yra čia tam, kad apsaugotų nuo žalos, bet ar jūs niekada neatsitrenkite į šoną? Kodėl bamperis nėra aplinkui visą mašiną? Tada jie turi oro pagalves, jie padeda vieną priešais tave. Tačiau jei kas nors įpuola į šoną, jūsų galva trenkėsi tiesiai į stiklą. Automobilių kompanijos turėjo jau seniai išspręsti šias problemas. Tada jūs matote policininką. Sustok, kur čia laksai dabar?
Viskas, ką jums reikia padaryti mašinoje, jei norit. Aš to nedaryčiau, aš net nedėčiau šito į mašiną. Tai įdėti kimografą arba cilindro formos rekorderį. Kai jūs važiuotumėt 50 mylių per valandą greičių zonoje, kurioje leistina 40, tai įsirašytų ten ir kiekvieno mėnesio pabaigoje turėtumėt išimti tą juostą ir išsiųsti policijos departamentą. Aišku, policijai tai nepatiktų, bet kiek manot pažeidimų turėtumėt? Yra geresnių būdų nei šis. Jūs tiesiog pagaminkite mašiną protingą. Štai ką tai reiškia. Kokios protingos mašinos gali būti? Yra toks mažas prietaisas vadinamas spaudimo relė. Jei jūs jį suspaudžiate, jį generuoja elektrą. Taigi dėkime po vieną į kiekvieną padangą. Sakykime, tu spiri priekinę padangą. Ir tada pasigirs įrašas, au, mano priekinė padanga. Žinoma, jei spirsite į bet kurią padangą, jį verbalizuosis, bet kai jūs spirsit labai stipriai, jį pasakys, au, mano priekinė padanga. Jei spirsit dar kartą, jį pasakys, kas manais esantis. Ar jūs norite duoti mašinai jausmus? Ar jūs norite duoti mašinai užuojautą, meilę, šilumą? Aš jums pasakysiu, kodėl jie paliko mašinas, nes jos neveikia. Žmogaus emocijos yra pats didžiausias ir svarbiausias skirtumas tarp žmogaus ir mašinos. Žmogaus emocijos yra labai keblus dalykas. Tai tas pats lyg spaudyti pedalą ties raudona šviesa ir nepajudėti. Tai niekam netarnauja. Jeigu tau atsiranda gniužulas gerklėj, kai matai alkanų žmonės, tai emocionalu. Bet kai tu padidini agrokultūros laukus per akrą, tai rūpinimasis, tai meilė. Meilė yra visų verbalinių ir popierinių deklaracijų transformavimas į gyvenimo būdą. Gėdingas dalykas mūsų amžiuje yra tai, kad čia tebuvo tik vienas Edisonas, vienas Louis Pasteras, vienas Nikola Tesla, viena Madame Curie. Mes turėtume turėti tūkstančius jų ir turėsim, kai atsikratysim dirbtinių ribų, kurios atskiria žmonės. Kai atsikratysim nacionalizmo, patriotizmo, bet kartoju, aš nenoriu ne vieno iš jūsų užgauti. Vienintelis dalykas, kurio prašau, yra tai, kad jūs pagalvotumėte apie tai, ką Venus projektas propaguoja. Venus projektas yra projektas kultūrai, kurioje mes sprendžiame nesutarimus tarp visų tautų. Kaip tai padaryti? Universalia kalba, projektu. Kai jūs atsiverčiate projektą Japonijoje, jie supranta, apie ką tu kalbi. Kai jūs parašote receptą Anglijai, Prancūzijai, Japonijai, farmacininkas supranta tai. Ten nėra prieštaravimų, ten nėra dviprasmiškumo, kažin ką jis turėjo omenyje, tai aišku. Tačiau mūsų kasdienė kalba tokia nėra. Šilumos kalba, meilės yra verbaliniai pasiteisinimai ir išsisukinėjimai kai kuriems žmonėms, kurie vengia prisimti atsakomybę, padaryti pasaulį geresnę vietą kiekvienam. Kuo protingesni tavo vaikai, tuo geresnis mano gyvenimas. Visi vaikai pakampėse leidžiasi narkotikus, eina į niekur, jūs turėsit už tai sumokėti ateityje. Todėl efektyviau ir funkciškai savanaudiška sukurti pasaulį geresnį kiekvienam. Žmonės ateina pas mane ir sako, ar galėtum suprojektuoti miestą su pakankamai aukšta siena, jei sugriūtų sistema ar žlugtų bankai, mes tada būtume apsaugoti. Atsakiau, žinoma, aš tai galiu suprojektuoti, bet yra žmonių su raketų paleidimo mechanizmais už tos tavo senelės. Nėra vietos, kur galėtum pasislėpti. Mes turime 25 akrus, žmonės tai vadina antrasis Edenas. Jis gražus, bet jei grius kultūros pagrindo, žmonės bus prie mano vartų su vaikais, sakys, gal galite duoti maisto tik vaikams. Kitą dieną jau 50 alkanų žmonių. Viskas atrodo patikima ir stabilu jums, ir ateitis atrodo daug žadanti, bet štai kokia tiesa. Aš mačiau XY braižymo įrenginį, kuris juda 3 dimencijomis. Jie įtaisė skalpelį tą mašiną ir auglio rentgeno nuotrauką. Ir ta mašina pašalino smegenų auglį kažkur per 1/10 laiko. Daktarai mano, ten tik pramonės darbuotojas gamybos linijoje, jis pakeliui lauk, bet ne aš galiu mąstyti. Leiskite man vėl pasakyti. Dabar yra rašomosios mašinėlės, kurios veikia kalba. Šiandien tu kalbi kompiuteriu ir jis tai užrašo. Ir taip pat taiso jūsų anglų kalbą, pertvarko sakinius, daro rekomendacijas.
Kiek ilgai jūs manot, žmonės bus pramonėje ir valdyme darydami savo sprendimus? Mes netikime, kad kas nors daro sprendimus. Mes tikime, kad žmogus prieina prie sprendimų. Ir štai ką tai reiškia. Jūs važiuojate aplink šalį ir renkate dirvožemio mėginius. Jūs parsigabenate juos į tyrimų centrą, išanalizuojate dirvožemį ir tada įsiunčiate į sveikatos departamentą. Ir klausite jų, ko žmonėms reikia, magnio, bet ko jiems reikia. Kam dirvožemis yra tinkamas auginti? Ką turėtume auginti? Pomidorus ir paskui auginti kažką kitą? Štai ką aš turiu omenyje apžvelgti sąlygas. O ne kokia tavo nuomonė. Demokratija yra šiurkšti ir vulgari sistema, kuri turėjo būti išsumta prieš šimtmečius. Tačiau mes neturime pakankamai požiūrių radijoje ir televizijoje. Kai aš kalbėjau tai Lario Kingo laidoje, jis man pasakė, palauk minutėlę, aš priklausau tiem žmonėms, kuriuos tu atakuoji. Aš neatakuoju automobilių kompanijų, aš tik sakiau, jei jūs darytumėte, taip būtų saugiau. Jei jūs įdėtumėte jutimo įrenginius į mašiną, dauguma jūsų jos turite namuose dabar, kai einate šviesa įsijungia, tai yra jutimo įrenginys. Įrenkite tokį automobiliuose ir jei jūs važiuosite atbuliniu ir jei nepastebėsite einančio vaiko, jis sustos, nesvarbu, kiek bespaudinėtumėt stabdžio pedalą. Aš nenoriu jokių ženklų slidukai šlapia. Įdėk šiurkštų pagrindą greitkeliuose ir mes plauktą ženklą, nes jis nebėra slidus, kai šlapia. Aš nenoriu sakyti vaikams, nevartokit narkotikų. Aš noriu padaryti gyvenimą tokį įdomų žmonėms, kad jie nebenorėtų narkotikų, kad jie nenorėtų atbukinti savo receptorių, kad jie norėtų būti entuziastingais ir norėtų būti pilnai sąmoningais. Aš naudoju seną kalbą ir jų aplinkos suvokimą. Kai gyvenimas gražus, bukinti savo sąmonę yra skausminga. Ką tu padarai, nueina žmonėms ir padaro jų gyvenimą geresnį. Per vieną sesiją Princetone aš pakeičiau daugybę žmonių vertybės. Jie išėję iš sesijos diskutavo apie tai metus. Dar ir šiandien gaunu laiškus. Aš nuvykau į vieną vietą New York'e, kuri buvo vadinama pragaro virtuve. Ten gyvenantis vaikai buvo laikomi labai blogais. Socialinis darbuotojas dėvėjo kaklaraištį ir akinius. Kai aš buvau vaikas, tie, kurie nešiojo akinius, buvo vadinami lepūnėliais. Kai tu dėvi kaklaraištį ir kostiumą ir kalbi su tais vaikais, su skarmalais gyvenančiais lūšnose, jie žiūri tave kaip pašalietį. Jūs nepriimtinas jiems. Aš padėjau diktofono ofise, kai socialinis darbuotojas kalbėjo su vienu berniuku. Tarp kitko, jie darydavosi ginklus iš vandens vamzdžių New York'e. Kiek iš jūsų žinojote apie tai? Jie neidavo ir nepirkdavo ginklų, jie pasidarydavo juos. Socialinis darbuotojas paėmė tą ginklą ir pasakė, tu išmuši kam nors akį su juo, atsidursi pataisos namuose, žalok savo tėvą ir motiną, ar norėtum tai daryti? Ir vaikas visiškai nieko nesakė. Kai vaikas išėjo, aš viską įrašiau, jis kalbėjo su savo draugu, jis kvailys, socialinis darbuotojas. Tada aš užėjau pas socialinį darbuotoją, paklausiau, kaip sekėsi su Džoniu. Gerai pasikalbėjom su berniuku, manau, gerai vienas kitą supratome. Paklausiau, kodėl taip manai? Atsakė, man taip sako intuicija. Tada aš paleidau juostą su vaiko atsakymais ir jis pasakė, kaip tai negražu, taip ir taip. Pasakiau, ne, tiesiog sakyk, aš nežinau, kaip nusigauti iki Džonio, nežinau, kaip pasiekti Bilį. Išbandžiau 8 skirtingus metodus, ne vienas iš jų neveikė. Aš pasakiau, pažiūrėk, ką aš darysiu kitą savaitę. Aš užėjau į ofisą, paėmiau ginklą ir pasakiau, kaip suprantu, tu pats pasidarai šį ginklą. Aš praėjusią savaitę sakiau tam vyrui, tai buvo New York'e, aš padariau audio įrašus viso šito. Norėsiu juos panaudoti filme. Paėmiau ginklą, žiūrėjau į jį ir purčiau galvą. Jis pasakė, kas yra, kas ne taip. Aš pasakiau, ateik čia, prakeiktas smaigtas yra nukrypęs 8 coliais nuo centro. Jis atsakė, taip. Pasakiau, jei įdėtum porą varžtelių šone, galėtum jį nustatyti tiesiai į centrą. Jis sako, ar tu čia dirbi? Atsakiau, ką su tais kvailiais? Ne. Tada jis sako, ar galėčiau supažindinti savo draugus su tavimi. Tai žmonės kaip jūs su panašiomis vertybėmis. Tada tu dirbi jų terminais, ne tavo terminais. Tikra psichologija turi būti susijusi su realiu pasauliu, ne teorijom ar laboratoriniais eksperimentais mokyklose, kur tu nesi susitikęs su žmogumi, kur negauni žmogaus jausmo, kur negauni pajusti pasaulio, kuris juos supa.
Aš pakeičiau daugybę tų vaikų, aš atsinešiau ginklą, kad galėčiau jiems jį parodyti ir pasakiau, aš padariau šį ginklą. Oho, sako jie, norėčiau ir aš mokėti daryti tokius ginklus kaip šis. Aš pasakiau, na, aš galiu tau padėti padaryti tai. Rimtai galėtum, o ką man reikia daryti? Tu turi išmokti nupiešti ginklą iš priekio, iš šonų. Žinau, kad skubu piešdamas. Tu turi nupiešti norimą ginklą iš 3 pusių, tada jis galės būti padarytas. Jis atsakė, aš norėčiau išmokti daryti tai. Tada aš jį pasisodinau prie brėžinių stalo ir nukreipiau jį nuo ginklų prie vandens slidžių ir kitų dalykų. Šiandien dauguma jų yra inžinieriai. Jie sakė man, kad tie vaikai turi tik 24 intelekto koeficientą, jie nieko nesupranta. Aš pasakiau vienam iš tų vaikų su 24 intelekto koeficientu, tarkim, jūs norėtumėte apvogti juvelyrikos parduotuvę, kaip jūs tai padarytumėt? Visais įmanomais būdais. Sako, mesčiau ten maišelį su fekalijom, tada žmogus pasiustų ant mano draugo, bėgtų jo gaudyti ir aš tuo metu viską išvarinčiau. Taip jie gyveno. O tarkim, jūs norite apvogti 3 aukštą, be jokių kopėčių, be jokių virvių. Kaip tai padarytumėt? Po kelių dienų vienas jaunuolis atėjo su medžio gabalu. Jis net nežinojo, koks pleištas buvo. Jis sako, matai šitą medžio gabalą, aš galiu jį įkišti tarp plytų ir jis įsitvirtins, nesvarbu, kiek bebūtų atitolusios plytos viena nuo kitos. Tada lipčiau lietvamžių. Žinoma, jie nekalbėjo šitaip, jie kalbėjo žymiai aštriau. Užlipčiau pastatu ir pasimčiau viską, ko noriu. Štai kaip aš tai padaryčiau. Kaip tu gali duoti žmogui intelekto koeficiento testą, jeigu jis yra atėjęs iš skirtingos aplinkos? Ką tu žinai, ką jie jaučia? Jūs manote, kad formalistas, kuris bando struktūrizuoti intelekto prigimtį, kūrybingumo prigimtį, nebūdamas kūrybingas, gali padaryti tai? Norėdamas, kad vaikai išmoktų tapti kūrybingais, aš padariau plasmasinį marsietį su akimis ant sprindžinų. Jie pažiūrėjo jį ir sako, fu! Ir aš jiems pasakiau, kas gero iš 4 akių ant sprindžinų. Pagaliau jie pasakė, na tu gali žiūrėti atgal, į priekį, į viršų ir į apačią vienu metu. Na, o kas gero, jei vaikinas turi 6 rankas, jis gali skusti, skaityti knygą, valgyti riestainį ir gerti kavą. Vietoj fu, kaip mes buvom užauginti. Buvai sutikęs marsietį, jie turi angą štai čia. Kas tai? Pastebėkit požiūrį. Kas tai? Na, jeigu mes suvalgome tai, kas mums netinkama, tai išstumama iškart. Ne taip kaip jūsų sistemai, jums tai pereina per visą sistemą. Jums buvo sakoma medicinos mokyklose, koks nuostabus žmogaus kūnas yra. Tai netiesa. Jums buvo indoktrinuotos vertybės, kurios nėra realios. Norint man perteikti vertybės yra labai sunku, nes mums reikia filmų, reikia įrangos, kad galėtume tai padaryti. Ką Vynus projektas siūlo, yra gyvenimo būdas, kuriame nėra dviprasmybės, yra kalba, kuri labiau tinkama komunikuoti, pakeisti santykius tarp žmonių, kur vyrams ir moterims nėra duodamos skirtingos rolės, kur moteris sako, aš noriu tapti biochemikė ar fizikė ir jie eina tuo keliu. Kai jūs duodate mergaitę į lėlę, jūs diegiate nustatymus, jūs pradedate manipuliuoti žmogumi. Visi bijo kontroliuoti žmogaus elgesį, jūs visada kontroliuojat žmogaus elgesį. Kai jūs paimat mergaitę ir sakote, nežaisk su tuo liuteronų berniuku kitoje kelio pusėje, nekalbėk su ta maža katalikų mergaitė kitoje kelio pusėje, jūs visada indoktrinuojat vaikus. Kas tave myli labiausiai pasaulyje? Saldainių pardavėjas, ne tavo mamytė ir tėvelis, nuolatinės indoktrinacijos. Tada visi kartu dainuojam, mes laisvi, saugokitės, kai tik išgirsite apie laisvę ar kažką panašaus, saugokitės. Tikrai laisva visuomenė, laisviausia kokią aš mačiau buvo Polinezijoje. Aš gyvenau pietinėse Ramiojo vandenyno salose kurį laiką ir vietiniai man duodavo bananų, kokosų ir kitko. Jie buvo labai dosnūs ir jie neturėjo žodžio darbui. Galit patikėti, jie eidavo žvejot visą dieną, jie žaisdavo, turėjo pramogas. Ir jie man pasakė, Žakai, ko tu norėtum? Aš atsakiau, norėčiau kanojos ir jie padarė ją man. Po kelių dienų jie atėjo į mano namelį, aš išgirdau šlamesį lauke ir jie tempėsi mano kanoją šalin. Aš pasakiau, kas čia vyksta. Jie atsakė, tu ją nesinaudoji.
Tai visai kitokia vertybių sistema. Taigi vyrai ir moteris toje saloje vaikščiojo nuogi. Ir aš niekada nemačiau, kad vaikinas baksnuotų į petį kitam ir sakytų, ei, tik pažiūrėk į tą paukštytę. Nieko panašaus nebūdavo. Jie žiūrėjo į akis moteriai, kai su jie kalbėdavo. Ei, tik pažiūrėk. Niekada nenužiūrėdavo kojų. Šiandieniniuose filmuose filmuoja moters kūną užpakaliu aukštyn žemyn ir jūs stebitės, kodėl vyrai yra tokie. Jie nėra tokie, jie padaryti tokiais kultūros. Tada misionieriai atvyko ir mergaitės eidavo į bažnyčią, nekaltos, klausosi. Tada jie uždėjo joms marškinėlius. Ir mergaitės neturėjo nemenkiausio supratimo, kodėl jie mauna joms marškinėlius. Kam tai? Tai tas pats, jei aš uždengčiau tavo nosį, tu negalėjai eiti kambarį, nebent tavo nosis uždengta. Na, mergaitės išsikirpo 2 skyles marškinėlius ir atėjo į bažnyčią. Taigi mes susidurėme su daugybė skirtingų kultūrų, subkultūrų ir vertybių. Jeigu mes norime augti ir suformuoti civilizaciją prasmingą žmonijai, turime padaryti didžiulį šuolį tame, kaip mes žiūrime į pasaulį, žmones ir save. Vynus projektas yra visuomenės perkūrimas, kurioje dalykai apimantis kultūrą yra kitokie. Pavyzdžiui, mūsų miestai yra apvalūs. Ne todėl, kad man patinka apvalūs miestai. Miestas apvalus. Miesto centras turi integruotą kompiuterį. Tai gali būti medicinos centras, tai gali būti inžinerijos centras. Jei jūs dirbtumėt medicinos centre, galit gyventi gražiuose soduose su upeliais ir kriokliais. Kiekviena vietovė yra tokia pačia distancija nuo centro. Mieste nėra mašinų, jūs įsėdate į konvejerį ir surenkate, kur norite vykti. Mieste nėra nusikaltimų. Prieš pastatant viešąją biblioteką Jungtinėse valstijose žmonės sakydavo, na, jūs negalite šito padaryti, žmonės nebeparneš knygų, jie jas pasiliks, jie nenorės jų gražinti. Aišku, visa tai buvo netiesa. Aš noriu pastatyti biblioteką, kurioje bet kuris vaikas gali ateiti, pasiimti fotoaparatą, pasiimti dailės reikmenis, pasiimti vandens slides. Padarykit dalykus prieinamus ir žmonės nevoks. Niekas netrenks tau į galvą, kad atimtų tavo laikrodį, jei tai prieinama. Kaip tu žadi sumokėti už centrinę biblioteką, kuri duoda vaikams dalykus? Už nieką. Kainuoja $50 000 išlaikyti vienam vaikui kalėjime per metus, suaugusi 75 000 per metus. Maistas, apranga, pastogė, dantų priežiūra. Ar nėra pigiau tai padaryti kitokiu būdu? Aš norėčiau nuvykti į Meksiką ir sakyti, kokių turit problemų. Jie sakytų, na, senjorė, mes neturime tokios modernios techniką, kokią turit jūs. Duokit jiems modernę techniką. Pastatykit mokyklas jiems ir jie nebekirs sienos. Kas priverčia juos kirsti sieną? Badas, bedarbystė. Jie sako, tai, prakeikti meksikiečiai, pats žinai, kokie jie. Nieko panašaus. Viskas yra veikiama kažko kito. Jums buvo sakoma, kad medis griūva. Jums buvo sakoma, kad burlaivis plaukia. Burlaivis negali plaukti, nebent yra veikiamas jėgos vadinamos vėjų. Medis negriūva, jeigu lyja ir jis asimetriškas ir žemė tampa puri, gravitacija užbaigia viską. Medis negriūva. Augalas neauga, jis reikalauja šviesos, maistinių medžiagų, vandens. Sustabdykit nors vieną iš šių dalykų ir augalas sustos. Žmonės nėra savarankiškai veikiantis organizmai. Mes esame veikiami įvairių išorinių jėgų. Žinoma, dauguma mūsų to nežinome. Atrodo, kad mes esame visiškai laisvi, darantys savo pačių sprendimus. Aš žinau, kad galvoju pats, esu tikras, kad ir tu tai darai. Tai yra iliuzija. Bet jei jūs esate užaugintas žavėtis Kenedžio supamąją kėdę ir norite tokios pačios savo namuose, tai kenkia jūsų nugarai, iškraipo jūsų anatomiją, bet Kenedis tokią turėjo ir aš noriu tokios. When you break the patterns that have been established by existing society, you begin to move people in a new direction. Aš pripažįstu, kad galėčiau pravesti labai pamaloninančią paskaitą apie tai, kaip gražu viskas bus ateityje. Sraigtasparnis kiekvienam garaže, namas Serbijoje, kitas paplūdimyje, galbūt vienas Havajuose. Tokia ateitis. Tai nėra ateitis, tai iliuzijų generatoriai.
Dikas Gregoris pasakoja man, kad būnant juodaodžiu ir gyvenant pietiniame rajone, kada aš vėluodavau į darbą, aš negalėdavau bėgti prie autobuso, nes visi pradėtų stebėtis, ko tas juočkis čia bėga. Kitaip tariant, mes primetinėjame savo vertybės kitiems, mes primetinėjame savo charakteristikas kitiems. Mes turime išsiaiškinti, kokie mes esame iš tikrųjų. Daugybė žmonių man sako, kad jie nori atrasti save. Tai yra kitas absurdiškas dalykas. Ką tu žadi surast? Kažkokį kvailę 18 ir skirtingą vertybių sistema 23, tu negali savęs atrasti. Jei tu skaitai, domiesi naujomis idėjomis, koks dar save? Save 20? Kai aš buvau 15, aš buvau kvailys ir laikui bėgant aš išmokau daugiau apie daug įvairių dalykų. Ir sužinojau, kiek man dar reikia išmokti, kad galėčiau judėti pirmyn. Nėra tokio dalyko kaip savęs atradimas. Žmonės ateina pas mane ir sako, aš noriu sužinoti, kaip aš susietas su kosmosu. Jie net nežino, kaip paprasčiausia ląstelė pasidalyja. Ir jie nori žinoti, kaip jie susieti su kosmosu. Kokia krūva verbalinio mėšlo. Iš tikrųjų, tai beprasmiška. Atsiprašau, kad turiu tik 1 valandą pabandyti pertikti jums idėjas. Dažniausiai tai trunka seminarus. Ji prijungia daugybę demonstracijų ir filmų. Aš nenorėjau užgauti ne vieno iš jūsų. Tikiuosi, kad to nepadariau. Ačiū už jūsų laiką. Esu įsitikinęs, kad auditorija turi keletą klausimų. Aš moku vidurinės mokyklos vaikus. Atsiprašau, aš truputėlį neprigirdžiu. Aš moku vidurinės mokyklos vaikus ir susimąsčiau, kokia jūsų mokymo filosofija. Gerai, supratau, apie ką jūs. Pavyzdžiui, mūsų miestų dizainai turi didelį ežerą. Mes padarėme visus tos ežerus, jie egzistuoja, jie tikri. Mes turime įvairius modernius statinius. Roksana, mano bendradarbė, pasakė man, Žakai, aš nenoriu tiesiog piešti gražius pastatus, aš noriu juos pastatyti. Ji padarė visus cemento darbus, vieną dieną jie atėjo ir pasakė, o ką manai apie baseiną? Ji buvo su drauge ir aš pasakiau, kada merginus norit pradėti. Mes niekada nebuvome statę baseiną, jos pastatė baseiną per 2 savaitės, labai gražų baseiną. Taigi mes padarėme didelį ežerą mieste ir ten yra kalnas viduryje ežero, apie 80 pėdų iškilęs virš vandens. Viršūnėje yra detalių pastatas, kur vaikai gali statyti tai, ką nori statyti. Bet norint nusigauti, turi gauti valtį ir irkluoti ją, vietoj to, kad išrikiuoti jos ir sakyti, nagi, visi kartu pirmyn atgal. Pertvarkyk aplinką ir taigi jie ir nusigaus iki kalną. Turite užlipti kalną, kad nusigautumėte iki detalių pastatą. Automobilis ar kažką, ką jūs statysit, nesusidės, nebent 4 vaikai pakels mašiną ir kiti uždės ratus. Vietoj to, kad sakyti, aš noriu, kad jūs žmonės dirbtumėt kartu, bendradarbiautumėt ir baigtumėt kovoti. Suorganizuok viską, tada ir veiks viskas šitaip. Taip gamta veikia. Kai lapės jauniklis pamato dygliakiaulį, jis galvoja, ką mes čia tokį turime? Nežinau, jis priartėja prie dygliakiaulės ir galiausiai gauna per nosį ir jis atsitraukia šalin nuo dygliakiaulės. Jeigu jūs auginate savo vaikus ir bandote išvengti patyrimų, tai pakenks jums. Ir pirkdami kiekvieną žaislą, kurio jis nori, jūs gaminate želatinos gabalą. Tam tikras laipsnis iššūkių, tam tikras laipsnis streso yra reikalingas. Taigi mes kuriame aplinką, kurioje dalykai yra taip išdėstyti, kad gamintų, ką jūs vadinate kūrybingumu. Ar galiu dar truputėlį pratęsti apie tai? Gerai. Ar yra daugiau žmonių susidomėjusių kūrybingumu vaikuose? Gal galite pakelti rankas? Gerai. Ką aš padariau, aš paprašiau vaiko nupiešti, ką jis nori, ir štai, ką jie dažniausiai nupiešdavo. Ir visi gerai matot lentą. Aš pabandysiu tai nupiešti čia. Jie piešdavo kažką panašaus į tai. Kalbu apie 4 ir 5 metų vaikus. Tada jie nupiešdavo kažką panašaus į tai. Esu tikras, jūs esate matę šitokius piešinius. Esu tikras, kad dauguma jūsų piešia šitaip ir šiandien. Tada mokytojai duoda jiems spalvotų pieštukų, jie nuspalvina juos ir jį pakabina juos ant sienos. Čia mažojo Bilio piešinys. Bet kai jis sako Biliui, kad mes šitaip tariame cat,
Bilis sako, suprantu, ir kitą kartą jis grįžta su kažkuo panašaus į tai. Matote tai? Mokytojai sako, tai neteisingai. Tai nėra neteisingai, didžioji dalis yra tinkama, tik šitą mums reikia pakeisti. Taigi aš sakyčiau, labai arti. Mes tik turim pakeisti šitą į tai. Tada vaikas grįžta su kažkuo panašaus į tai. Aš sakyčiau, žymiai arčiau, žymiai geriau. Mums reikia apsukti jį į kitą pusę, kad galėtume įdėti raidę A į ją. Sakykit tai, ką reikia sakyti, kad pateiktumėt idėją. Vietoj to, kad sakytumėt, tai ne tai, ką aš tau sakiau. Taip jūs kuriate vaikui nepasitikėjimą savimi. Tada aš padariau su vaikais tai. Nupiešiau jums raidę T. Tada pasakiau, kuris iš jų atrodo kaip persiko dobelė. Vaikai dažniausiai pasirinkdavo šį. Esu tikras, kad sėdintis gale nemato, lenta yra pilnai pripiešta. Pabandysiu nuvalyti šį plotą, kad galėtumėt matyti. Vaikai nusipiešė raidę T. Paskui persiko dobelę viduryje. Paskui dar vieną dobelę štai čia ir vieną čia ir nutrynę esančią viduryje. Tada paklausiau, o kas yra čia? Jie atsakė, tai būrys skraidančių paukščių. Atsakiau, gerai. Turite nupiešti apverstą V raidę. Tada jie nupiešė paukštelį po V, dar vieną ir pusapvalį po jo. And then he joins another birdie to that, and a half round beneath that, and one peach pit above. He does this. Tada paklausiu vaikų, kas yra čia? Tai širdis, puiku, pusė širdies nuo antakio apačios iki nosies apačios. Jie pajudėjo nuo šio prasto piešinio mažiau nei per pusvalandį. Kalbu apie 5 ir 6 metų vaikus, kurie vėliau piešia sportinės mašinas iš visų kampų. And I'm talking about 5 and 6-year-olds moving into this realm, drawing sports cars, turning them around. O mes duodam jiems spalvotus pieštukus ir kreidutes, kad iškelti išorį jų artistinius sugebėjimus. Tu negali iškelti nieko, jei ten nėra to pagrindo ar struktūros. Jeigu tu sėdi miškuose ir medituoji savo oloje 3 metus, tu turi nepaprastai aišku savo olos atvaizdą ir nieko daugiau. Taigi jūs turite dirbti, kad gautumėte informaciją. Jūs turite pertvarkyti dalykus, taigi tada tai generuos tai, ką jūs vadinate kūrybingumu. Psichologas vienoje sesijoje pasakė, aš žinau 2 vaikus, kurie atėjo iš tos pačios aplinkos. Jei aplinka yra viskas, kaip vienas galėjo pavirsti gangsterį, o kitas į ministrą. Jei aplinka yra svarbiausias veiksnys, kaip gaunami tokie skirtumai. Ta sekundę, kai tu paimi vieną vaiką ir pradedi žaisti su juo, o kitas stovi su atvipusę lūpą, jūs kuriate pavydą. Nėra tokio dalyko dar kaip tokia pati aplinka. Kai aš pasimdavau savo mažąją mergaitę, pasimdavau ir savo vyresnėlį sūnų. Niekada nedirbkite ties vienu vaiku. Kodėl tu negali susitvarkyti savo kambario, tavo brolis visada tai padaro, o tu visada palieki daiktus išmėtytus. Na, kai brolis suklumpa ir nukrenta nuo laiptų, kitas šypsosi. Šypsosi slapta, tačiau šypsosi. Mes kuriame šitos dirbtinumus pasaulyje, kuriame gyvename šiandien. Mes turime sutrukdyti tam ir keisti dalykus. Tie, kurie norit sužinoti daugiau apie Vynus projektą, mes turime vaizdo ir garso įrašus, knygą pristatančią pagrindinę koncepciją apie tai, kas tai yra. Yra daugiau klausimų? Prašom. Man jūsų ateities idėjos atrodo įdomios, tačiau kaip jūs paaiškintumėt žmogaus prigimtį? Žmogaus prigimtis yra kaip žmonės pastebėjo kitus žmonės besielgiančius ilgus metus. Jie pastebėjo godumą, pavydą, netgi tarp gyvūnų. Jei paimtumėt katiną ir pasidėtumėt jį ant kelių šuns akivaizdoje, šuo galbūt pradėtų urgzti. Ir psichologas sakydavo, štai ką aš turiu omenyje, sakydamas žvėries prigimtis. Tada aš pasakiau, ateik į mano laboratoriją po savaitės. Taigi aš pakėliau katę, pasidėjau katę ant savo kelių ir šuo pradėjo vizginti uodegą.
Prieš paimdamas katę turi pakeisti šuns elgesį. Katė yra grėsmė šuns saugumui. Šuo nori, kad tu jį glostytum, o ne katę. Jūs duodate šuniui tuos neigiamus jausmus, bet jūs galite turėti 15 vaikų kambaryje be pavydo. Tai nėra žmogaus prigimtis. Tai žmogaus elgesys, suformuotas kultūros. Jei būtumėte auginamas Kinijoje prieš daugybę metų, vaikščiotumėte susinėręs rankas, šlepsėtumėte ir nešiotumėte ilgą kasą. Jie sakytų, na tai žmogaus prigimtis, ne, tai tavo elgesys įtakotas aplinkos. Tas pats ir su šokiais. Šokiai keitėsi laikui bėgant, muzika keitėsi laikui bėgant. Taigi, iš tikro nėra tokio dalyko kaip žmogaus prigimtis. Pagalvokite apie tai. Yra įvairių žmogaus elgesio formų. Jeigu mes norime suprasti veiksnius, kurie generuoja mūsų vertybių sistemą, kurie generuoja mūsų požiūrį į pasaulį, mes turime grįžti atgal ir studijuoti šitos dalykus. Atsiprašau, kad negaliu šiuo metu smulkiau papasakoti apie tai dėl laiko stokos, tik bendrą peržiūrą apie tai, kas Venus projektas yra. Jūs minėjote universalią kalbą, ar jūs kalbėjote apie Esperanto? Ne, aš kalbėjau ne apie tai. Arba Interlingo? Ne. Kalba turi turėti fizinę nuorodą. Tai reiškia, tarkime, mes paimame volframo ir pamušame jį aukšto dažnio garsu. Atsimušęs nuo volframo ekrane atsiranda skalė, kuri atrodo štai taip. Ten buvo nikelis, ten buvo geležis ir mes išmokstame sužymėti šios raštus. Kai rašysi volframus, ateityje darysi kažką panašaus į tai. Taigi tai visada kaip chemija. Kaip farmacininkas skaito receptą, jeigu daktaro raštas įskaitomas, jis perskaito receptą ir paima tą patį produktą. Mes nenorim individualumo šioje srityje, mes norim vienodumo. Ar yra vietos individualumui? Žinokit, per ateinančius keliasdešimt metų žodis individualumas dings, kaip ir kiti šiurkštūs ir vulgarūs terminai. Jeigu jūs nusiperkate Mercedesą, jei galite tai sau leisti, jūs pasukat raktelį ir jūs norite, kad mašina užsivestų. Ne kartais, bet visada. Ir kai jūs sukat vairą, jūs norite, kad jis suktųsi. Kai nuspaudžiate stabdžius, norite, kad jis sustotų. Tai vadinama savybės kontrolė. Žmogaus elgesio variacijos, kurias šiandien mes vadiname individualumu, yra prasta savybės kontrolė. Žmonės klausia, ar ateityje žmonės bus vienodi? Jiems vienodai patiks bet kuris sutiktas žmogus, vienodai dalinsis idėjomis ir ištekliais, vienodai dalinsis žiniomis su visais, bus vienodai mandagų su kiekvienu, tik toks vienodumas. Turtų kaupimas, valdžios, galios bus laikomas vulgarumo amžiumi. Mums visa tai normalu, nėra nieko blogo tapti sėkmingu. Savo jaunystės dienomis aš irgi norėjau tapti sėkmingu ir pas mane atvyko žmogus iš vienos kompanijos ir pasakė, mes turime būrį Meksikos ir Indijos moterų, kurios sėdi prie konvejerio ir jos atrinkinėjo juodas pupas nuo baltų, baltas pupas meta į vieną dėžę, juodas į kitą ir jis paklausė, ar tu galėtum tai patobulinti, atsakiau, kiek jūs norite tobulėti? Kokį kiekį pupų nori turėti? Ką aš padariau jaunystėje, suprojektavau didelę dviračio padangą, kuri sukosi lyg lėktuvo propeleris į pupų kubilą, įtraukdama po vieną pupą į kiekvieną vakuuminį vamzdelį. Ir ten buvo fotoelektrinė celė. Jei pupa būdavo juoda, ji buvo išstumiama lauk. Galėjai sėdėti ir žiūrėti, kaip tos pupos kyla štai taip didžiuliame kubile. Ir per 8 valandas mes padarėme darbą, kurį 50 moterų užtrukdavo padaryti 3 mėnesius. Aš norėčiau, kad mano mašinos būtų naudojamos, tačiau norėčiau, kad jos sutrumpintų darbo valandas ir padidintų perkamąją galią. Jei mašinos nepagerint žmonių gyvenimo, kurie dirba automobilių fabrikuose, jei viskas bus automatizuota, jūs būsite eliminuoti iš savo darbo.
Viskas gali būti automatizuota. Roxana šiuo metu daro architektūrinius atvaizdus, kraštovaizdžio planus. Yra mašinos, kurios daro tai. Prieš keletą metų mačiau CAD. Tai yra mašinos, kurios daro modelius. Jeigu jūs paimtumėte vazą ir padėtumėte ją ant kėdės, mašina jį nuskenuotų. Jie turi lazerinius spindulius, kurie prasiskverbia į skystį ir sukėtina tą skystį į visiškai tokią pačią formą kaip ta vaza. Tai galite daryti Anglijoje, Kinijoje, bet kur pasaulyje. Noriu pakartoti, mašinos šiandien gali tvarkyti 500 trilijonų bitų informacijos per sekundę. Man nerūpi, kiek žmonių jūs surinksite. Žmogui nebebus vietos daugybėje sričių per ateinančius 20 metų, arba dar mažiau. Niekas negalim tiksliai nuspėti ateities. Aš nepradėsiu čia kumščiuotis, aš negalėčiau sau to leisti. Aš gerbiu jūs, jūs man labai patinkat, vietoj to aš jums sakau dalykus, kurie negeneruoja iliuzijų.